Čia bus, kas čia bus daroma? Bus su kirviais kapojami šiaudai, smulkiai. Tenais užmerktas molis, šamotinis molis. Gavau šamotinę molį iš draugo, kuris padarė koklius, bet jų nedegė. Tai aš vėl atsivežiau juos, sukapojau ir tenais yra, nežinau, išmirko ta masė. Čia šiame geležinėme balėje tos visą šiaudų su to molio masė minkysim. Ir tada čia ją krėsime, lipdysim. Dabar taip. Pagrindinis dalykas, reiškia, darant, žinoti, kad kai kaitini, plyta plečiasi ir stipriai kaitus, aplinkui ją viskas dega. Todėl mes, kadangi yra medinis pamatas, mes dėjome 3 cm izoliacinė medžiaga, kad nedegtų apačia. Kadangi čia bus virš 300 laipsnių. Tai reiškia, kitaip medis iš karto užsidegtų. Įdėjome tenais, o kadangi šonai irgi įkaista, plečiasi, įdėjome ir čia po centimetrą. Nedaugios medžiagos ir jinai reikalinga dar tam, kad būtų amortizacija, nes visos plytos į tą pusę plėsis. Ir jeigu tu jas prispausi be tarpelių, tie bus išlaužti. Todėl dabar jie bus ir duos ir judėjimą ir tikimės neužsidegs jie. Čia prieki mūsų pakura baigsis ties čia. Reiškia, jau tas pats statinys. O čia bus grinai bulkutėm pasidėjimui kepiniams irgi. Sudėsim plytas ir molio ar ko užtepsim. Pažiūrėsim, o gal tik plytos paviršiui bus, kad jeigu liks plytų. Ką darom toliau? Pasirenkam storį, paimkim storį, kokius molio turim. Imkim storį kokius 8. Tai va, imam nuo to pakraščio, reiškia mūsų molis ateis čia, 8 cm. Čia atsidedam 8 ir gaunam, kad mūsų vidus gaunasi 65 cm. Tai štai, va, reiškia, pasiemu aš vidų ir nusibrėžiu 65, tai bus mano vidus apskritimas. O visi tarpai, kitą liniją aš užsibrėžiu, vienas bus linija 65, kita 8 cm čia, va taip. Pasidarome molį, šiek tiek, kad jisai būtų šiek tiek lipnus, toksai nedaug. Ir iš jo, pagal vidurinę tą, suformuojame savo gaubtą. Daugiausia gaubtai būna, visos pakuros pas mus turbūt 90% ir kitur duonkepiai būna 35 cm. Būna kartais 60, bet tai yra picos pečiai, kurį reikia daug įkaitinti ir kad nesudegtų. Tada jie deda pizzą, nuo pado įkaista gerai, tai apie 60. O pas mus, kur duonai kepti ir visiems kitiem, 35-40 maksimum. Tai mes va tokį ir darysim. Iš molio sudėsime tokį apskritą gaubtą. Kaip čia pasakys, tokį tūrį. Jį uždengsime su medžiaga. Truputį padrėkinsim tą medžiagą. Ir tada imsime jūsų suminkytą molį ir sumaišytą su šiaudais, darysime plokščius paplotėlius, taip pat sumirkysime, kad liptų, ir klijuosime vieną sluoksnį, kitą sluoksnį primušant ir taip suklijuosime 8 cm sluoksnį. Man atrodo, kad dedam va taip pat prie šito va krašto ir tiesiog klijuojam va taip pat, ne? Va taip pat aplinkui jį apeinam. Ir čia padarysim va tokį, ne? Va taip, va. Aplinkui dedas. Ne, tai dabar nebūtina. Pradžiai gali dėti ir tiesiog taip, o jau po to. Kaip išeis taip pat. 8 mes nešam, o jinai gražiai lipdo aplinkui, va taip pat. Dedam jai, kad jinai atmuštų ranką ir lipdytų. Dabar pirmą aplinkui, ne? Jo, padarom aplinkui, o po to va taip pat padrėkinsim ir nuo žulniai iš karto, nekelsim į viršų, gerai? Po to bus sekantis sluoksnis ir užsidės, va, ne? Va. O taip pat. Ir dedama, aplinkui dėk. Pirmą sluoksnį dėk, va taip pat, ne? Va. Be tarpų. Be tarpų. Dedam vieną ant kitą, tai. Uždedam pirmąjį sluoksnį ir primušam prapačius. Čia kaip savo geriausiam draugui.
Tokia O mažytė. čia 30 jo. Nedidelė. 17. 17. A, nu jo, va tai va iki čia va taip pat. Va čia. Va taip.